Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Bankas yra dalykas, kurį dedi kortelę ir kiek paspaudi pinigų, kad išlystų, tiek ir išlenda. Bankas yra, kad iš banko, kad nepavogtų pinigų iš namų. Tai banką net. O kam dar reikalingas bankas? Kad saugotų. Bankas tai yra tokia vieta, kur padedi pinigus, arba kai reikia, gali ten sumokėti, arba pasiimti savo pinigus, kuriuos padėjai. Reikalingas, kad galėtum iš kortelės išsiimti, įsidėti pinigus. Dar galima įsidėti pinigus į banką, kad augtų pinigai, kad galėtum pasiimti po metų ir būtų daugiau pinigų pasiimti. Bankas yra ten, kur žmonės susidirba šiek tiek pinigų ir ten saugo apsauga, kad vagys neužpultų bankų. O kuo skiriasi bankas nuo bankomato? Skiriasi. Bankomatas duoda pinigų, o banke užsidirba kartais pinigų žmonės. Bankas reikalingas tam, kad jame darytų pinigus, jame kai kurie žmonės pasiimtų arba įsteigtų pinigus, jame kad nepavogtų jų ir šiaip reikalingas, kad nebūtų tų žmonių, kurie būna bedarbiai.